Čia niekur nelabai. Mūsų neleidžia į paradą, čia plika galva. Pabandysim. Sakė, kažkaip lygitas Daiva praėjo. Ačiū Seimo nariui, kuris gina Lietuvą. Yra nusižengiama, yra nesilaikoma nepilnamečių nuo viešos apsaugos įstatymo. Visiškai nepaisoma įstatymų, o gėjams visos galimybės. Tai yra demokratijos pralaimėjimas. Ir mes klausime, ar Lietuva yra teisinė valstybė. O gal neteisinė, o gal jau nėra valstybės. Žiūrėk, tu ne lietuvė yra, tu nulietuvėjus esi. Čia kantavusi tai yra. Jie matyt karo metu bombą šalia sproga ir smegenis sutrinks. Šaunelys prie vaikų. Jinai mane šnekina. Jūs šnekina, Pagirti moteris ir girti. pedofilai nelyskit prie vaikų. Pedofilai lendama tai prie vaikų. Dar palysit prie vaiko, tai eisit į teismą. Taip, taip. Po tokių renginių pagalvoju, kad visai ir neturiu ką pasakyti apie tai, kaip tik eikit jūs visi nahui. Šiandien nekalbėsiu apie pederastų problemas ar pasirinkimą organizuoti eitynės bet kokiu socialiniu oru, o pamėginsiu aptarti mitingų kultūrą. Paradas vyko kiaulių medžioklės aptvare, priminė Pamplonos bulių bėgynės, kurias iš arti matyti galima nebent per televizorių. Už aptvaro galėjo susigrūsti visi prieštaraujantys ir teigiantys, apsisprendę ir abejojantys, toleruojantys ir nekenčiantys. Visi, kurie kitokie nei tie, kurie kitokie kiek išskirtinai kitaip, kad norėtų demarkuoti savastį. Nesusilaikysiu ir mesiu akmenį į pederastų daržą. Kodėl jūs tokie užguiti ir realizavę visuomenės paprotinės teisės primestus suvaržymus per išsilavinimo išsilaisvinimą nesugebate teigiamai paveikti debilavotų puspročių? Kodėl esate plytų magnetai? Pasakyti pederastams griežtą nepakurianti nutautėjusios šalies šeimos židinį ir susirinkti populiarumo plytų atvyko nevykėliai politikėliai iš Kauno. Stanislovas Buškevičius, nenuilstantis kovotojas, nacionalistas, inžinierius, ekonomistas, įgijo sociologo praktiką gamyklose su darbininkais, komunizmo paminklų griovėjas. Kazimieras Uoka, traktoristas, istorikas, buldozerininkas, aktyvistas. Petras Gražulis, Kauno technologijos studentas iš kaimo, buvęs žmogaus teisių gynimo Helsinkio komiteto narys ir bažnyčios kronikos platintojas. Taksistas auginantis vištas senuose automobiliuose irgi tikriausiai buvo, nepastebėjau. Kas jeigu ne kauniečiai išgelbės Lietuvą nuo pederastų, gal statybininkas, nacionalistas, apsauginis Visvaldas Mažonas? Kadangi nepasitenkinimo pareiškimo organizavo išsicentravusios charizmos, tai žmonas bei vaikus apsaugoti nuo prigimtinio blogio pimpalų susirinko plikagalvių statybos profesinių mokyklų auklėtinių pulkas. Lietuviškų riaušių praktika tokia jau yra, patrankų mėsos kultūra visuomet girta su treningais ir be dantų. Kai buvau sapnavęs, Lietuvos gelbėtojai iš patalų ištraukė sutrikusios motorikos monsinjorą ir pakvietė su kryžiumi užpildyti ugnies linijas. Atokiau laikęsis žąsų pulkelis nurypavo, kai buvo lieptas. Nuosaikiai susirinko centralinės universalinės terasoje stebėti vaizdą iš aukščiau, negauti fanarų, spėti pabėgti ir plačiau pasvarstyti, toleruoja jie tai ar ne. Kelis žodžius savo nuomonę apie šį paradą. Ką jūs manot? Aš manau, kad kada tave gerbiamas žurnalistė muš naktį ir kraustys kišenius, tai nei vienas iš šitų policinių, kuris matys, kas vyksta, sakys, aš nemačiau. Ir bus apšvarintas ir patvarkytas. Ir dabar tai, kai yra, tai čia toks yra vienos pakraipos, bet žmogžudystės, masinės vagystės, to niekas nemato. Ir tai, kas Lietuvoje vyksta tragiška, to niekas nemato. Ir tie, kurie privalo matyti, jie apsimeta, kad nemato, kad taip turi būti. Aš manau, kad jie nukreipia dėmesį nuo svarbių problemų. Va, būtent. Tai gal dar pakartosit, ką sakėt apie Donelaitį? Nu ką pasakiau. Kad visi, kurie pastebi tik, kad nusikalto šitie homoseksualistai, nieks dar nesiaiškina, kodėl jie homoseksualistai.
ir nemato, kas sukūrė visą situaciją Lietuvoje. Mato, kad daktarai tik dabar po 20 metų pradeda matyti, kad daktarai kažką žudė ar vogė. Bet jie darė oficialiai, jie buvo palaiminti, juos dengė prokuratūra, dengė policija, saugojo valdžia miestų. 23 klerikai buvo priimti užverbuoti. Ir jie po šiai dienai tyli. Aš garsiai šaukiau, kad mano slapyvardis Kovas numeris 11. Ir nusirengiau sutaną ir pabėgau iš jų, nes negaliu aš tokio žaidimo žaisti. O jie sėdėdavo sakyklose su magnetofonais, įrašinėdavo išpažintis. Viską tai žmogus ateina išpažinti tai, ką jis blogo padarė. Ir staiga tampa slapta medžiaga. Ir yra žinoma. Ir taip Lietuva buvo visa ir dabar tebėra terrorizuojama. Randasi milijonas žmonių pabėgo iš Lietuvos. Ir pabėgo patys geriausi darbininkai. Tai kas jų nestabdė, tai tie nusikalto. Ne čia gamta atseit, kaip grybai, Grybauskaitės pavardė tokia, grybauti išėjo. Tai ar ji neturėjo vyro, nieks nieko nežino, tiek metų, čia lyg tai valstybės oficiali paslaptis. Muštynių nebelaukiau, nes tai sensacijų pramonės darbas. Pasižiūrėkite paradą mano akimis. Pasišalinau. Šį liūdną vaizdą ir tolerancijos trūkumo širdyje užpildau trauktinę, draugais ir rožių panteros pupų dėdės akordeono vasku.